Sveiki! Šiandieną norėčiau Jums pristatyti žmogaus fiziologijos dėstytojus, habilituotą daktarą ir profesorių Alfonsą Vainorą ir daktarę docentę Kristiną Poderienę. Sveiki! Sveiki, laba diena. Labą dieną. Labai smagu Jūs šiandieną matyti. Džiaugiuosi, kad galėsime pristatyti mūsų klausytojams dar vieną Holistinio ugdymo institute dėstomą dalyką, tai yra žmogaus fiziologija. Prašau, profesoriau. Na, gal šiek tiek pakalbėsiu tada, jeigu leisit, apie save, kad ar turiu teisę čia Jums kalbėti tokius dalykus? Taip. Tai 70 metais, praeito šimtmečio jau seniai, baigiau Kauno medicinos institutą, ten buvo toks gydomasis fakultetas ir jame buvo biofizikos skyriui. Tai man teko laimė tenais užbaigti savo studijas. Dirbau mokslo darbuotoju. Teko dėstyti sporto fiziologiją, kardiologiją, kompleksų sistemų teoriją. Ir dėsčiau Kauno medicinos institute, sporto universitete, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Lietuvos sveikatos mokslo universitete, bei eilėje užsienio universitetų, kaip Vokietijos, Ispanijos, Suomijos, Makedonijos ir kituose. Taigi, šiuo metu darbuojas diagnostinių sistemų kardiologijoje kūrimu, drauge su Kauno technologijos universiteto matematikais, kuriame naujas, iš principo noriu pabrėžti, kad naujas analizės technologijas, kuriame kompleksinių sistemų teorijos taikymus praktikoje, ypač medicinoje ir sveikatingumo tyrimuose. Kuriamos analizės sistemos kompleksinių sistemų teorijos pagrindų taikomas labai plačiai, nuo atskirų medicinos sričių, tarkim kardiologijos, iki sveiko žmogaus fiziologijos ir meno terapijos. Nors atrodo, tai sunkiai suderinami dalykai, bet kas dalyvaus mūsų kursuose, suvoks šitos bendrumus, kurie egzistuoja daugelyje mokslo sričių. Taigi, mūsų pasaulyje eilė reiškinių, apačio vystymasi, jo evoliucija apsprendžia santykiai tarp objektų bei sistemų. Tai sakytina ir apie žmogaus kūną, jo fiziologiją ir sveikatą. Kompleksinių sistemų teorija leidžia atskleisti šių santykių visuotinumą, prasmę bei jų evoliuciją. Tai padeda suvokti žmogaus kūno darnos, sveikatos ir darnaus gyvenimo ypatumus. Pabandysim ir nagrinėti pakankamai detaliai. Ir Jums teks susipažinti su visom tom ypatybėm. Kaip man dabar papasakot apie tai, kaip man pasisekė daeiti iki šito ir taip kalbėti apie tokius dalykus, kurie nėra įprasti mūsų visuomeniai, ne tik mūsų visuomeniai, aplamai pasaulyje. Bet manau, kad tą didžiausią postūmį mano pasaulėžiūrai suformuoti, kurią aš dabar turiu ir su kuria aš dalinuosi su Jumis, tai padarė mano studijos universitete. Išskirtiniai dėstytojai formavę netradicinį mąstymo būdą bei suformavę ieškotojo dvasią. Tai leido į pasaulį žiūrėti ženkliai plačiau nei kokios vienos specialybės rėmais. Tai leido prisiliesti prie visumos suvokimo pradžios. Na, šitais savo įgytais studijose dalykais, savybėm, aš bandysiu pasidalinti su Jumis ir Jumise bandyti formuoti tai, ką buvo suformavę mano dėstytojai. Tai yra netradicinį mąstymo būdą bei ieškotojo dvasią. Kas labiausiai mane domina šiuo metu, tai pirmoje eilėje vietoje išskirčiau knygos bei kelionės, ypač buvimas gamtoje. Tuo labiau, kad gamta tai yra vienas iš tų faktorių, kurie į mūsų fiziologiją labai stipriai įtakoja. Taip trumpai apie
tai, kas bus kalbama. Profesoriau, labai smagu girdėti ir nors jūs jau trumpai pasakėte, kad žmogaus fiziologijos ryšys su gamta yra labai svarbu, bet gal galėtumėte dar paminėti dar kelias temas, kurias nagrinėsite dėstydami žmogaus fiziologiją. Na, tos temos po truputėlį visą laiką plečiasi, metai iš metų, kalbant auditorijai. Tai, sakyčiau, tikrai žingeidžiai. Ir nei vieno kurso, kiek man teko dėstyti, jau keli metai, aš nenusivyliau. Susitikom su labai atvirom širdim ir imliais protais. Vat, tikiuosi, kad ir dabar taip, ir šiais metais tą patį man teks patirti. Bet turbūt vienas iš tokių įdomiausių ir jums keliančių nuostabą ir aplamai klausytojams keliančių nuostabą, tai ko jie, iš viso neįsivaizdavo ir net nepagalvojo pagal savo išsilavinimo lygius apie tai, kaip mes esam stipriai susiję su ta gamta. Pavyzdžiui, kaip mes susiję su Žeme, kas mus sieja ir kaip mes įtakojam į Žemės tam tikrus ypatumus ir kaip Žemė stipriai, ypatingai stipriai įtakoja į mūsų visą fiziologiją ir ne tik fiziologiją, į mus pačius. Ir aš čia nebereikalą paminėjau tą gamtą, kai jūs būnat susinervinę, kada būnat pavargę, išsekę. Kur jūs bėgat? Atsipalaiduoti į gamtą, į mišką pasivaikščioti, prie ežero pabūti. Kodėl? Ar tame yra kažkokia tai prasmė, kažkokios tai sąsajos, kurias mes nejučiom, nesąmoningai patiriam ir kurios įtakoja mus. Mes grįžtam namo nusiraminę. Kodėl? Kas mumis atsitiko, kad mes nusiraminom, perėjom iš streso į ramybės būseną? Daug šitų reiškinių mes šitą stebėsim, savo paskaitose aptarsim ir diskutuosim. Tai gamta yra visa tai, kas mus aplink sieja, tai yra ir tie žmonės, kurie yra šalia mūsų, tai yra ir ta mūsų šeimos aplinka, tai yra mūsų gamtos aplinka, mūsų Žemės aplinka, mūsų astrofizika aplamai, kuri šiuo metu patiria ypatingai audringą virsmą. Po to, kai buvo paleistas teleskopas, tas toks vadinamas Džeimsas Vebas, visi astronomai susiėmė už galvos, nes visos senos teorijos jiems nebetinka, sudužo. Ir tas turi didžiulę įtaką ir mūsų aplinkos supratime, ir mūsų poveikiu mums supratime. Aš esu Kristina Poderienė, pagal savo išsilavinimą esu visuomenės sveikatos specialistė ir Kauno medicinos universitetas tuo metu taip vadinasi, dabar sveikatos mokslo universitete esu apgynusi daktaro disertaciją, kurioje jau daugiau gilinausi į sporto fiziologijos klausimus. Ir šiai dienai esu studijų programos fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata Lietuvos sporto universitete dėstomos direktorė. Tai mano, jeigu žiūrėt praktinius tokius darbus, tai sakykime, aš daugiausiai savo praktikoje gilinausi į sporto fiziologiją, sportininkų tyrimus ir taip pat sporto fiziologija yra labai artima darbo fiziologija. Nemažai įmonių yra aplankyta, mokant žmonės, konsultuojant įmonės, kaip sveikai, teisingai įsirengti darbo vietą. Ir dar viena iš tokių praktinių sričių, kur teko daug pasidarbuoti ir dabar vis nuolat darbuojamės, tai yra moksliniai projektai, kada yra kūriamos, kaip ir profesorius minėjo, nauji produktai arba tam tikros naujos metodikos yra pritaikomas tiem produktam, dažniausiai išmaniosiam tam tikrom technologijom.
Gal perėsiu toliau šneką apie patį dalyką, tai fiziologija apskritai kaip dalykas yra iš tikrųjų ko gero pats holistiškiausias modulis, ką jūs galite rasti šitam institute. Ir aš sakyčiau, tai yra pagrindas toliau studijuoti sekančius modulius. Kiekvieną ligą, kada mes universitete mokindavomės tokį dalyką, man įspūdingiausias būdavo ir svarbiausias dalykas atrodydavo išmokti lygos mechanizmą. Bet kas pasikeičia žmogaus organizme, kai vystosi ta liga, nes tai duoda atsakymus vis dėlto, ką reikėtų daryti. Tarkim, jeigu mažakraujystė, visiems žinoma liga, sumažėjo hemoglobino kiekis, ką mes turim daryti, vadinasi, turim išsiaiškinti, dėl kokių medžiagų trūkumo taip atsitiko ir tų medžiagų duoti daugiau organizmui, ar ne? Bet kad visą tai galėtume daryti, mes pirmiausiai turim suprasti, o kaip iš vis tas organizmas funkcionuoja normaliai, be žymesnių nukrypimų nuo normos, ar ne? Tai viena iš tų mūsų studijų dalykų, dedamųjų bus suprasti, kaip veikia organizmas. Bet jeigu pasižiūrėti skirtumą nuo kitur dėstomų fiziologijų, tai čia mes turėsime labai tą kompleksinį vaizdą, mes visą laiką į žmogaus kūną žiūrėsim kaip į visumą, ne kaip atskirą sistemą studijuosim, bet visą laiką grįšim prie to, o kaip tai veikia visumoje ir visumoje ne tik pačio organizmo, leidžiantis ir į mažesnius lygmenis, ir organą, ir ląstelę, bet ir, kaip profesorius minėjo, aplinkoje. Ne? Visi turbūt esam girdėję pasakymą sveikas kūnas, sveikas siela, sveikam kūne. Iš tikrųjų, tai šitas pasakymas yra išverstas neteisingai, originaliai skambėtų sveika siela, sveikam kūne. Tai yra pirmiau eina siela, tai yra tai, kas yra tavo galvoje, kokia yra tavo savijauta, kas turi labai didelį ryšį su aplinkiniais žmonėmis, su aplinka, kosmosu, žeme, gamta. Iš tikrųjų, ir tai labai stipriai, nes mes net neįsivaizduojam, kaip įtakoja mūsų fiziologiją. Taigi, iš tikrųjų, tas išskirtinumas šito modulio yra tame, kad mes labai holistiškai pasižiūrėsime tiek į žmogaus kūną, tiek į visus santykius. Dėkoju už puikų pristatymą ir dar norėčiau, profesoriau, jūsų paklausti. Kaip jums atrodo, holistinio ugdymo institutas, kokia tai mokykla? Geras klausimas. Žinot, tiesiog keliais žodžiais šito apimti nelabai išeina, bet man tai yra labai artima mano širdžiai pagal tai, kaip aš išaugau tame moksle, tuose savo interesuose, pasaulėžiūroje. Tai sugebėt suformuoti tą pasaulėžiūrą, kuri būtų atvira visam pasauliui, kuri apimtų toleranciją visom sistemam, kurios jūs supa, suvokimą šitų visų sąveikų, ir visame tame atrodytų kartais chaose surasti savo kelią į tą holistinį mąstymą ir platesnį pasaulio pažinimą. Ar tokių mes mokyklų turim daug Lietuvoje? Aš sakyčiau, turbūt šita yra vienintelė. Ir tikrai jūs įvairiuose srityse galit savo pasaulėžiūrą praplėsti iki labai didžiulio rato šitų sąveikų, skirtingų disciplinų, skirtingų dėstytojų, lygtai skirtingai kalbančių, bet apie vieną ir tą patį. Ir jeigu jūs tą bendrumo grūdą savyje suformuosit, aš neabejoju, jūs išauksit didelį medį, kuris duos vaisių. Ir taip kaip pas mane per mano veiklos laikotarpį atsirado mokiniai, kurių virš 30 aš turėjau, daktarų, kurie toliau tęsia šitą darbą. Vieną kartą įžengus į tą kelią pažinimo,
platesnio pažinimo, savęs suvokimo, jūs iš jo nebeišeisit. Tai jūs ves ir ves ir ves į priekį ir gimdys naujus kelius. Taigi, dar kartą nuoširdus ačiū mūsų gerbiamiems ir mylimiems dėstytojams ir visus klausytojus kviečiame jungtis į žmogaus fiziologijos dalyką ir pasirinkti taip pat kitus dalykus dėstomus Holistinio ugdymo institute. Ir mokslai prasidės jau netrukus, tai yra spalio maždaug 2 savaitę. Suskubkite registruotis, nes vietų skaičius nėra labai didelis ir jos labai sparčiai pildosi. Dėkoju Jums.